Treneri, jūsų komanda nepalūžo net ir po turėto dviženklio atsilikimo. Kas lėmė tokį jūsų gerą komandos sugrįžimą ir pergalę? Kas lėmė? Kova. Kova iki paskutinio taško, iki paskutinio švilpuko, kaip ir tarėmės. Šiandien buvo maža rotacija jūsų komandoje. Nebuvo baisu, kad žaidėjai gali netekti jėgų rungtynių pabaigoje? Taip, vienas iš mūsų žaidėjų, tai yra Bitinas, tai ir neteko tų jėgų ir pradėjo daryti daug klaidų. Priversti buvom pakeisti ir kiti nuo suolo įėję jį pakeitė ir pilnavertiškai. Ta rungtynių pabaigoje tokie sėkmės faktoriai, ar ne? Remigijus Sugintas atsikovojo kamuolį, 2 taškai pražanga, kaip viską vertinate? Kaip vertinu, tai čia turbūt aukštesnės jėgos. Čia nežemiškos jėgos. Ir finalo serija laukia su Tauragės komanda, kuri turi jau patirties finaluose. Kaip vertinat varžovą ir ką galvojate apie būsimą finalo seriją? Kaip vertinam? Vertinam, aišku, pajėgus varžovas turi ilgametę patirtį finaluose. Bandysim atstovėti, stengtis susikauti ir jeigu taip kovosim, bus įdomi serija bus.